ir Agnė. Norim jūs pasveikinti sukūrus stipriausią dalyką, kuris gali būti pasaulyje, tai yra šeima. Svarbiausia šeimoje turėti labai daug kantrybės, vienas kitam supratimo, laiko šnekėtis tarpusavyje, išlaikyti stiprią meilę ir susižavėjimą vienas kitu. Linkim jums labai daug ilgų meilės metų, ilgo kopinėjimo medaus, kad bačka nesibaigtų ilgai ir ilgai. Labai faina. Čia visko tiek prisakėjai. Oi, nežinau, nenoriu linkėti, sakyti kažkokių dalykų, kurie ten būk kantrus, ten tratata, čia ir taip yra viskas aišku. Aš manau, tiesiog mylėkit vienas kitą be galo. Ir aplinkoje jums viskas tada seksis, viskas gyvenime eisis gerai. Mylim jūs abudu labai. Ir Elza tave irgi mylim. Verkiam už jūs. Ir visada jūs palaikom. Sveiki! Iš tikrųjų, tai nesirašėm nieko, net nežinojom, kad reikės kalbėti ir kad reikės filmuotis. Šiaip net šokas, nes net nespėjau sudėlioti savo minčių po šitos ceremonijos. Dar vis šiurpuliukai per kūną visai. Jo, aš nesu atvirai mačius nieko gražiau ir dabar visą drebu ir jaunas, jūsų kalbos buvo tiesiog nuostabios. Jūsų meilė yra nuostabi ir aš tiesiog labai džiaugiuosi už jūs ir linkiu jums, kad ta meilė niekada nesibaigtų. Jinai niekada ir nesibaigs, bet linkiu vienas kitą taip stipriai palaikyti, kaip palaiko dabar. Jūs esat pavyzdys ir nuostabi pora ir viskas yra tiesiog nuostabu, puiku ir gražu. Ir noriu vėl verkti, nes labai gražu. Ir dabar man reikia kažką pasakyti po tokių žodžių, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, atrodo kaip pasaka ir tiesiog linkiu, kad tą pasaką tęstųsi amžinai. Visą gyvenimą. Mylim jūs labai. Mylim. Nuostabus. Už meilę! Ready. Okay, so guys, great ceremony, wedding, very beautiful and a lot of emotions. But I would like to talk about something serious now, right? Because I told the story to some friends and they suggest that I should record it for historical archive. So the thing is that in Italy there is an old tradition, like centuries old. And, you know, I'm an old-fashioned man in some ways. So it is called, there is a rule. So very serious, this stuff. It's called Iuris Prima Nocte in Latin. So according to the rule, Iuris Prima Nocte, the king, or anyway, the landlord of a certain area, a noble, has the right to go with the bride the first night of the marriage. So I'm not joking, it's real stuff. So it was like that centuries ago. So I'm just saying, so you are prepared because, I mean, we are in Italy, center of Italy. It's the cradle of Italian culture here, especially the Italian language that has been turned into the modern Italian language here in Tuscany, right? So I think you should know about that. And that is what my testimony to this event. Thank you. Chin. Cheers. Mėlieji, koks vaibas, kokia ceremonija, ta prasme, kokios priesaikos. Aš tikrai nesu girdėjusi tokių gražių žodžių vienas kitam. Aš labai linkiu, kad jūs taip ir gyventumėt, taip kaip šiandien kalbėjot. Ir aš jūs labai myliu ir tikiuosi, kad visą gyvenimą galėsim būti kartu draugauti, susitikti ir patirti kuo geriausias akimirkas, o jums meilės. Agne ir Arūnai, sveikinu jūs sukūrų šeimą. Linkiu, kad jūs pasidžiaugtumėte šią akimirką. Mes džiaugiamės būdami šitame sode su jumis. Ir ačiū už tai, kad dovanojat mums galimybę čia pabūti su jumis kartu. Ir aš linkiu jums daug džiaugsmo, meilės ir gerovės kartu. Tai va, tai ką, mes labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų Pagaliau brolis surado tą vienintelę, tą mylimąją ir iš tikrųjų matau, kad tikrai jam labai pasisekė, nuskilo velnioniškai. Tai va, tai labai džiaugiamės ir iš tikrųjų linkime, kaip sakyt, išklausyti vienas kitą, ypač tomis sunkiomis akimirkomis ir, kaip mano žmona sakė, linkime pamatyti ir išvelgti meilę vienas kito akise. Tai va.
Taip, iš tikrųjų, tai žinau, kiek Arūnui visada buvo svarbu šeima, kaip jam buvo tas stiprus noras ir, ta prasme, jausmas turėti tą šeimą. Tai kai jisai susipažino su Agne, tikrai kažkaip pajutau, kad čia ta jo moteris, iš tikrųjų, kad bus iš jų šeima ir labai linkiu iš tikrųjų laimingo gyvenimo. Visada rasti kompromisus, kad ir kas bebūtų. Aišku, čia dabar taip šnekam apie sunkias situacijas ir taip toliau, tai kad kuo mažiau jų būtų iš tikrųjų. Jų visada yra. Taip. Tai žodžiu, bet kad visada, kad ir kas būtų, kad visada ta meilė akise matytųsi ir tiesiog viską taip pakreiptų, kad būtų jie laimingi. Čin. Už juos, už jaunuosius. Taip. She's got a heart of gold, she never let me down. Try to run it all, serve me on, keep me coming around. Agne ir Arūnai, mes norim jums palinkėti, kad šita diena būtų tik tai pradžia jūsų nuostabaus, gražaus gyvenimo. Branginkite vienas kitą, saugokit jūsų meilę ir būkit laimingi. Ir, tai čia užkūrėt gražią šventę, bet va tokį grožį stenkitės išlaikyti ir kiekvieną dieną. Nepamirškite, kad ta santuoka yra ups and downs ir svarbiausia, kaip jūs ištverėt per tai, kai būna downs. Ir kaip ir Agnė sakė, labai gražius pasižadėjimus, kaip jūs vienas kitą palaikysite, kai būsit kažkokias tai blogesnės situacijos. Tai linkime perlipti per tas blogesnės ir išeiti geresnės ir džiaugtis jomis. Čin, į sveikatą. Jau, dabar. Aš tai šiaip turbūt labai paprastai pasakysiu, kad būkit laimingi, girdėkit vienas kitą. Ir tai turbūt yra svarbiausia, nes tai, kai girdėsit vienas kitą, tai ir tos visos problemos ir spręs ir jų net nebus turbūt. Tai va, čia yra akcentas mano. Taip. Aš noriu pasakyti, kad draugai, mes labai jūs mylim ir žinokite, kad mes visada būsim šalia ir kai džiaugsimės, ir kai liūdėsim, kai verksim, kai kažko neteksim, kai kažką sutiksim naują gyvybę, mes visada būsim šalia su jumis. Myliu. Ką turiu daryti? Palinkėti. Aš iš visos širdies linkiu, kad tai, ką šiandien pažadėjot vienas kitam, būtų ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Būkit vienas kitam saulė ir jūra. Taip, kaip šiandien mes visi girdėjome. Turim labai gražią dieną šiandieną. Turim jaunuosius fone. Mano palinkėjimas asmeninis būtų toksai, kad aš šiaip šiandieną galvojau ir žiūrėjau, viskas labai atrodo fancy, viskas labai atrodo gražu, gražu žmonės, graži emocija, graži nuotaika. Oras net ir tas pats yra fantastiškas. Ir viskas yra faina. Arūnai ir Agnė, jūs dabar čia vaikštat kadre, kažkada po kažkiek metų jūs pasižiūrėsit šitą videoklipą palinkėjimą ir aš norėčiau, kad jūs išlaikytumėt tokį patį labai fainą vaibą, nepriklausomai nuo emocijos. Ir bus tikrai labai sudėtingų akimirkų, bus labai liūdnų akimirkų, mes einam kartu su jumis. Tai mano palinkėjimas, išlaikykit visą šitą, nepriklausomai nuo to, kaip gali būti sunku santokoj. O aš tai noriu tiesiog palinkėti, kad į santykius žiūrėtumėt kuo paprasčiau. Gyvenimas yra labai lengvas, paprastas ir mes patys susikuriam kažkokius sunkumus. Tai kuo paprasčiau, kuo lengviau ir labai linkiu gerbti vienas kitą. Tai yra labai svarbu, pagarba. Tikriausiai tai mano akimis vienas svarbiausių dalykų santykiuose. Sveikinam. Sveikinam. Greetings from you.
Arunas, Agne, what a wonderful celebration. Pleasure to have been a part of it. I've known Arunas for a long time. We, in many respects, have grown up together, and today he becomes a man. And Agne I haven't known for that long, but she was a wonderful presence at our wedding, and we're very grateful to be able to return the favour, and I look forward to seeing many more years of continued happiness, and yeah, much love. And cheers! It's so wonderful to celebrate you all. You are so generous and so welcoming, letting us bring this little one. It just goes to show how much love you all have and how accepting and warm and open and beautiful your family is. So cheers! Let's party! Cheers! Cheers to the happy couple! Savo vaikams, Arūnui ir Agnei, kad jie tokiam susibūrime mes suvažiavom visi į tokį pasakišką kampelį. Tai aš jum linkiu to pasakiško gyvenimo, kad jūs būtumėt laimingi, gražūs, santarviai ir būtumėt šeima kaip kumštis. Arūnai ir Agne, linkim gražaus gyvenimo, išpildyti savo visus pasižadėjimus. Būkite tokie jaunatviški, kokie ir esat dabar, auginkite vaikus ir neapsiribokite vieno. Tai kad būtų tikra itališka šeima, kaip kad ir kaip ir šičia, kaip ir visa Italija, kaip ir tas dangus, kuris davė jums lietaus, taip ir jūs. Auginkit savo šeimą, mylėkit vienas kitą ir būkit laimingi. Mano eilė dabar, noriu pasakyti. Man sudėtinga žiūrėti kamerą, nes aš labai pratus būti kitoje kameros pusėje. Tai jeigu galima, aš fantazijai pasižiūrėsiu dar įkvėpimų jaunuosius ir pabandysiu atsiminti tai, ką mintyse galvojau klausydama priesaikos. Ir kaip galvojau, iš tikro priesaiką klausydama, dėliojau mintis, kaip galvojau, eisim sveikinimus, sakyti ne į kamerą tiesiai jauniesiam. Bet iš tikrųjų labai sveikinu. Ir labai graži visa šventė ir ceremonija ir priesaiko žodžiai. Tai visų pirma labai sveikinu Lapę radus savo princą. Šiek tiek priminė ir mūsų su Mantu draugystės pradžią, kada galbūt toje istorijoje radom ir savo įkvėpimų, bet turbūt ir daugelis randa ir svarbiausia, kad vieni kitus randa. Ir tas labai gražu yra ir nuostabu. Ir linkiu, kad iš tikrųjų ir kantrybės, ir visų tų įkvėpimų, ir ta meilė tikrai augtų. Ir kad, taip sakant, būtų meilė, ne tik aistra, kurios tikrai dabar irgi turi, bet kad jinai augtų, didėtų. Ir žiūri vis ne į kamerą, vis pasižiūri jaunosius, kurie greta fotografuojasi. Ir dar kažką buvau daug prigalvojus, bet dabar neatsimenu. Tiesiog labai sveikinu ir linkiu abiem daug metų ir kantrybės. Ir taip, pratęsti Vismantų šeimą. Taip sakant, rūpintis Elzę, bet ne tik Elzę, o ir berniuką, apie kurį čia vienam baliui girdėjau. Šnekas jau. Tai, kad, taip sakant, tie galbūt pajokavimai ir materializuotųsi. Taip, sveikinimai. Cheers. Arunas, Agne, I didn't want to do this because I get emotional, but I guess I will start by saying, Arunas, Agne told me last night that, when she met you, she felt something, and then just the way she said it, was, gave me a lump in my throat, and I, because it reminded me that, like, when I sat down with you and talked to you,
you know, I felt similarly. I felt something. I know we haven't known each other for very long, but you know, I love you, man. And today, you know, this ceremony. See, I told you I'm going to get emotional. Today, this ceremony of love was one of the most beautiful I've ever witnessed. I don't understand Lithuanian. I didn't understand a word what you said. I told Agne what Agne told you, but I could see the feeling in your eyes and your face and Agne's, and you know, I am so happy and I'm so blessed that you chose to invite me and make me a part of this. I wish you both, you know, love, happiness, peace. Love you guys. Bye-bye. Let's start. Okay. Just greeting. Well, congratulations, Arunas. Congratulations, Arunas and Agne. It was a beautiful day. We're so excited to be here. Yeah, and it's been amazing seeing you so happy, and yeah, it's a beautiful day, it's a beautiful wedding. And thanks very much for inviting us, and I hope you two have an absolutely amazing life together. Yay! Nu ką, miela sesė, brangus Arūnai, labai atrodo nuoširdūs jūsų jausmai. Linkiu, kad taip išliktų iki pat tą, ką prisiekėt viens kitam. Tai branginkit, saugokit, mylėkit visose gyvenimo situacijose. Sveikinu jūs labai. Sėdėk.